Sveiki bičiuliai, gegužės 8 diena, rapsai žydi, bet orai nieko gero, lauke +7, šiandien šiek tiek lengvesnis vėjelis. Darbai nestoja, reikia dirbti toliau. Kaip pamenat, gegužės 1 dieną buvo motinėlė izoliuota ant korio su vienu iš tų paprastų kinietiškų, sakykime, raudonų arba baltų izoliatorium. Ir atėjo diena, kai reikia kelti ją į vieno korio izoliatorių, kur yra nupinta nemažai traninių akučių, tam, kad ji čia galėtų dėti savo kiaušinėlius. Mes pasidarysim biologinį nuerkinimą, pasidarysim tranų homogenatą, pasitikrinsim erkėtumą bei pamėginsim užsiauginti ilgaamžes bites. Todėl labai daug nefilmuosiu, nepykit, nes labai šaltas oras, nenoriu atšaldyti pačios motinėlės. Va, čia yra paruošta vieta jau, bites antram aukšte. Tai kol kas tiek. Motinėlė jau izoliatoriuje, kaip matot, vaikšto. Viskas puikiai pavyko su pirmąja. Koris irgi paruoštas, bandom įdėti. Gal išeina paruoštoje vietoje. Viskas neblogai kol kas. Na ką, stebėsim toliau. Šitam koryje laikysim dabar apie 11 dienų, tol kol bus tranai užakiuoti. Galbūt išpjausysim, galbūt dar ilgiau laikysim. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai kol kas tęsim darbus. Antroji motinėlė taip pat jau vaikšto izoliatoriuje. Riebi, pamaitinta, viskas gerai. Na ką, eksperimentai tęsiasi.